Savaitinė Forex rinkos apžvalga pristato Forex faktorius. Praėjusią savaitę rinkoje buvo pakankamai vangi, daug ekonominių pranešimų svarbių nebuvo skelbiama, tačiau ateinanti savaitė bus pakankamai svarbi ir jau nuo pat savaitės pradžios jinai bus svarbi žaliavinėms valiutoms. Antradienis bus pieno aukcionas skelbiamas, kuris yra svarbus visada Naujosios Zelandijos doleriui. Australijos monetarnės politikos komiteto pateiktas protokolas iš praeito Centrinio banko konferencijos, praeitos buvusios konferencijos, kurios metu jau buvo užsiminta apie tai, kad Australijai gali prireikti papildomų monetarinių stimulų ir galbūt prireiks būtent sumažinti palūkanų normas. Tai neigiamas sentimentas Australijos doleriui toliau tęsiasi. Ir aišku, šią savaitę mes sulauksime Kinijos iš ankstinio gamybos sektoriaus užsakymo vadybininkų indekso, kuris jau yra prognozuojamas, kad smuks žemiau 50. Jeigu prognozės pasiteisintų, tai iš tikrųjų įtakotų didelį rizikos netoleravimą rinkos ir būtent valiutų porose Australijos doleris prieš daug valiutų greičiausiai testų pigimą, ypatingai reikia susirasti tas valiutų poras, kurios yra stipresnės, tai ypatingai doleris. Kol kas doleriui sentimentas pakankamai neblogas yra, ir Amerikos rodikliai pastaruoju metu neblogi buvo ir, sakykime, tiek darbo rinkos rodikliai turėtų teigiamai nuteikti patį Centrinį banką ir greičiausiai šį kartą bus trečiadienį paskutinė šiais metais FOMC konferencija, kur bus pateikiamos ekonominės projekcijos, reiškia FOMC, kaip jisai mato ateities palūkanų normų, kada bus didinamos palūkanų normos. Jeigu Federalinis rezervų bankas ir jo vadovė toliau kalbės su tokia, sakykime, paslėpta retorika, nebus užsimintos konkrečios datos, kada ketinama didinti palūkanų normas, jeigu tai bus sakoma, kad kitų metų pirmąjį pusmetį, tai rinka šitą, sakykime, lūkestį jau yra atidirbus, jau viskas yra įskaičiuota į kainą dabartinę, ar tai euro dolerio poroje, ar tai svaro dolerio poroje, dėl to laukti reikėtų tokio tikslesnio, sakykime, vaizdo. Jeigu bus kažkas tiksliau pakomentuota, tada jau galima tikėtis, kad doleris toliau tęs brangimą. Anglijai taip pat trečiadienį svarbios naujienos, tai yra vidutinis darbo užmokestis, tai tas rodiklis, pagal kurį Centrinis bankas savo, sakykime, prognozės dėl palūkanų normų didinimo nustatinėja. Neseniai užpraeitą savaitę Anglijos Centrinis bankas sumažino kitų metų ekonominio augimo projekciją, sumažino infliacijos prognozes ir pasakė, kad palūkanų normos greičiausiai bus didinamos tik tai kitų metų pačioje pabaigoje arba 2016 metų pradžioje. Tai sentimentas Anglijos svaro išlieka neigiamas. Jeigu, sakykime, pamatytume korekciją svaro porose su svaru, tai greičiausiai korekcijų metu yra geriausia tiesiog ieškoti vis tiek pardavimo pozicijų. Sentimentas Anglijos svaro išlieka neigiamas. Jeigu average earnings indeksas smuktų žemiau 1, kaip buvo praeitą kartą, tai mes sulauksime pakankamai ženklaus svaro jau smukimo jau ateinančią savaitę. Jeigu jis bus geresnis, greičiausiai prasitęs koreguojančios nuotaikos. Ir praėjusią savaitę euras taip pat pradėjo koreguotis, jeigu Vokietijos ZEV instituto rodiklis, ar tai IFO verslo pasitikėjimo rodantis rodiklis ketvirtadienį išeitų geresni, kaip ir yra prognozuojama, greičiausiai euras doleris gali pratęsti kilimo laikiną tokią kilimo tendenciją, tačiau tas doleriui silpnėjimas dolerio metų pabaigoje yra būdingas. Tik tai priklauso nuo to, kaip Amerikos Centrinis bankas. Šiaip Amerikos Centrinis bankas metų pabaigoje gali tikrai nebandyti kažkokios sukelti labai didelės audros rinkose, dėl to galima sakyti, neutralus tonas konferencijos metu. Tai bus įdomu pasižiūrėti tą konferenciją, kaip iš tikrųjų Centrinis bankas mato galimybės, kada palūkanų normos bus didinamos. Ir euras, jeigu, sakykime, koreguojasi, šiuo momentu mes matom tas korekcijas, ar tai euro dolerio poroje, ar svaro dolerio poroje, ieškoti pirkimų tikrai nepatarčiau, tiesiog sentimentas išlieka neigiamas, dėl to didesnių kilimų metu ieškoti gerų vietų, nuo kur būtų galima ieškoti pardavimų su nedidelė rizika ir gerų pelno santykių. Ateinančią savaitę taip pat ir kalbės Anglijos Centrinio banko vadovas, greičiausiai vėlgi bus pakalbėta apie tai, bus komentuojamas būtent banko stresų rezultatai ir būtent finansinio stabilumo reportas arba pranešimas, kuris buvo paskelbtas praėjusią savaitę. Nuo pat savaitės pradžios rinka taip pat veiks Japonijos rinkimai. Japonijos rinkimai pagal išankstinius rezultatus yra tai, kad Shinzo Abe, ministras pirmininkas dabartinis, išlaiko daugumą ir tai reiškia, kad Abenomika jo greičiausiai veiks ir toliau ir jisai turės dar didesnę galę veikti. Tai, sakykime, jo būtent ir yra toksai, sakykime, politikos vienas iš pagrindinių dalykų, kad jisai yra už monetarinių stimulų didinimą ir už tai, kad Japonija po ilgai trukusios defliacijos perėtų į infliacijos ir į gerą augimo laikotarpį. Tai Japonai tos tikslus po truputį siekia. Pastaruoju metu rodikliai šiek tiek yra blogesni ir BVP duomenys būtent trečio ketvirčio pakankamai nuvilintis, dėl to reikės imtis papildomų stimulų. Ir koks lūkestis rinkui? Greičiausiai po pat savaitgalio greičiausiai rinkoje bus jau mes galime pamatyti gepus porose su Japonijos jena, tai yra kilimas porose su Japonijos jena. Ypatingai atkreipčiau
atkreipčiau dėmesį į dolerį, Japonijos jeną. Doleris, Japonijos jena poroje dieninėme grafike mes matome pakankamai ženkli korekcija. Praeitą savaitę turėjome 3 iš eilės dienos gero kritimo, tačiau tas kritimas, jokių būdų mes negalime jo vadinti krentančių trendų, tai yra tiesiog korekcija. Kylančiam agresyviam trendė kaina pasiekė stiprų palaikymą, kuris yra ties 117.00 ir agresyvus atšokimas į viršų. Po savaitgalį jau galima tikėtis, kad rinka netgi atsidarys su gepu į viršų. Smukimo atveju tiesiog nukritus iki šito palaikymo arba bandymo pramušti jo metu, ieškočiau signalų, kad pramušimas melagingas, o šiaip vis tiek, kol rinka laikosi virš 117.00, ieškočiau pirkimų. Iš karto po rinkos atidarimo, sakykime, abenomikai įsitvirtinant Japonijos ekonomikai, kada Šinzo Abe turi daugumą dabar parlamente, jo partija laimi rinkimus, dėl to pramušus šitą pasipriešimą išlieka pirkimo prognozės su rizika žemiau prieš tai buvusių žemumų, ir pelno tikslas, kadangi prekyba pagal trendą, būtų galima prekiauti su 1:1 pelno tikslu. Greičiausiai iki metų galo, gali būti, kad Japonijos jena suformuos dar vieną naujesnę aukštumą, bet šiaip labai yra tikėtinas scenarijus, kadangi visi lauksi būtent ir Federalinio rezervo banko komentarų, ir pelno tikslą reikėtų fiksuotis ties viršūnėm. Nuo viršūnių jau būtų galima paieškoti ir sell pozicijų su nedidelė rizika ir 2:1 santykių iki pat intervalų. Ir greičiausiai toks intervalinis judėjimas tarp 122 ir 117, tai yra 500 punktų, pakankamai didelis intervalas, jisai tęsis iki metų jau pabaigos. Porose su Japonijos jena atidžiai reikėtų atsargiau būtent prekiauti su Australijos doleris Japonijos jena, nes Australija ir Naujoji Zelandija bus pakankamai svarbių pranešimų iš Kinijos naujienos, tai žaliavinės valiutos jos daugiau turi neigiamą sentimentą. Dėl to jų geriau ieškoti Australijos dolerio ar tai Naujosios Zelandijos porose su Amerikos doleriu. Ir būtent daugiau apie sentimentus pačioms valiutų poroms forexfactor.lt mūsų tinklalapyje galite rasti savaitinėme naujienų žurnale. Yra aprašytas sentimentas kiekvienai valiutai, kokio reikėtų daugiau tikėtis. Australijos doleris labai gražiai tęsia kritimą, ir tas kritimas greičiausiai tęsis toliau. Šiuo momentu mes matome kritimą link intervalo dugno. Intervalo dugnas ties 8.200, štai šitoje vietoje 8.215 kainoje ir intervalo viršus tarp 8.375. Bet kokio pakilimo atveju, sakykime, kad ir Kinijos rodikliai išeitų šiek tiek geresni, kilimo atveju ties 8.375, link 8.375 ieškočiau pardavimo pozicijų. Jeigu, sakykime, kaina kiltų link, kad ir mažesnio pasipriešinimo, link ir 8.285, vis tiek čia 2:1 santykių ieškočiau pardavimo pozicijų. Ir kainai nukritus iki palaikymo, štai čia pardavimų jau ieškoti reikėtų nebent jeigu rinka pramuštų štai šitą palaikymą, tada atsivertų kelias link naujų žemumų, link 8.00. Dabar greičiausiai savaitės pradžiui, sakykime, jeigu Kinijos rodikliai išeitų šiek tiek geresni, galimas kilimas nuo intervalo dugno, tačiau kilimo metu ieškoti pasipriešinimų su 2:1 pelno nuostolio santykių pardavimo pozicijoms, ir sekti kiekvieną veiksmą arba vadinamą price action grafike. Tai tada mes matysim tikslesnį vaizdą. Euro dolerio poroj praėjusią savaitę mes matėme atsistatymą, jokių būdų to atsistatymo negalima vadinti kylančią tendenciją, kurios kol kas yra kylanti banga intervalo viršus ties 2.565 ir šiaip yra ir dabartinėje kainoje ties 2.500. Todėl šioje zonoje tarp 2.500 ir 2.565 ieškočiau pardavimo pozicijų toje zonoje. Dabartinis kilimas yra tik tai kylanti banga intervalė, matosi po agresyvaus breakouto didelis sustojimas, pakankamai agresyvios ir meškos toje vietoje, dėl to kainos kilimo metu netgi po savaitgalio, jeigu kaina pakiltų link viršūnių, bandytų suformuoti naujas aukštumas, ypatingai Londono biržos metu, tas bandymas būna dažniausiai nesėkmingas su 2:1 pelno nuostolio santykiu ties 2.500 ieškočiau pardavimo pozicijų, ir pelno tikslas turėtų būti net ne 2:1, o kažkur tai link 2.375, toks turėtų būti pardavėjo pelno tikslas. Pramušus tai šitą zoną, tada tik tais atsivertų kelias link intervalo dugno ties 2.250. Jeigu kaina kiltų aukščiau ties 2.565, kainą ieškočiau pardavimo pozicijų. Nuo šitos pardavimo zonos, sakykime, jau būtų galima ieškoti kritimo iki 2.375, iki šito numatyto lygio. Ties šituo lygiu būtų galima pabandyti šiokius tokius pirkimus padaryti. Ir jeigu, sakykime, rinka prasimuštų pro 2.565, tada jau atsivertų kelias link 1.29. Tai čia būtų pakankamai jau ryški korekcija euro dolerio poroj, bet kokiu atveju greičiausiai stačiai kaina iki 1.2900 nepakils, dėl
to didesnių kilimo metu ieškoti dvigubų viršūnių su 2:1 pelno nuostolio santykiu pardavimo pozicijas. Sentimentas dolerių išlieka teigiamas, eurozonai neigiamas. Ateinančiais metais jau nuo pat metų pradžios sausio mėnesį Europos centrinio banko daug narių pasisakė ir praėjusią savaitę, kad ketina didinti monetarinius stimulus papildomai, tai papildomai neigiamai veikia eurą, tokios naujienos, tai sakykime, išlieka sentimentas daugiau neigiamas. Svaro dolerio poroje irgi taip pat praėjusią savaitę buvo konsoliduota, ateinančią savaitę svarui taip pat nemažai svarbių pranešimų, infliacinės rodiklis, būtent average hourly indeksas, vidutinis darbo užmokestis. Dėl to kilimo metu greičiausiai, jeigu kaina kiltų ties 5,80, šitoje zonoje ieškoti 2:1 pelno nuostolio santykių pardavimų būtų logiška, išlieka tendencija ir sentimentas daugiau neigiamas Anglijos svarui, juolab, kad centrinis bankas sumažino palūkanų normos didinimo galimybių perspektyvas. Jeigu pramuštų 5,80, 5,930 ieškočiau pardavimo pozicijų, pirkimo pozicijų kol kas signalo nėra, nebent jeigu išeitų trečiadienį geras average hourly indeksas ir Amerikos centrinis bankas būtų vangus, sakykime, tai tada jau būtų galima po 5,80 pramušimo ieškoti kilimo iki 5,950, nu su tokiu, sakykime, 2:1 santykių mažose grafikuose būtent ieškočiau užėjimo pozicijų, kol kas, sakykime, kilimo metu ieškočiau pardavimų ir net ir valandiniam grafike matosi iš paties kainos elgesio, kad, kaina pakankamai vangiai juda, kaina juda platėjančiame kanale, platėjantis kanalas yra toksai rodantis būtent silpną breakoutą. Silpnas breakoutas, kuris atrodo iš pradžių stiprus, jisai labai silpnas, kadangi kiekvieną kilimą gesina meškų spaudimą žemyn ir pakilimo metu link 5,80, 5,835 laukčiau bulių išsikvėpimo signalo, ir tik tai tada sell, jeigu tik tais rinka prasimuštų pro 5,680 žemyn, būtų galimas pardavimas ir čia, ir tada jau iki 5,550 smukimas. Euras Kanados doleris taip pat praėjusią savaitę sulaukėm nemažo kilimo, ateinančią savaitę Kanadai taip pat bus skelbiama nemažai svarbių pranešimų, bet kaina artėja prie labai svarbaus 1,45 lygio, tas kilimas dabartinis tai nėra kylantis trendas, tai yra kylanti banga intervaliniam judėjime, dėl to su 2:1 pelno nuostolio santykiu, štai šitoje vietoje ieškočiau pardavimo pozicijų. Kas lėmė tokį Kanados dolerio išpardavimą, tai yra smunkanti naftos kaina ir dėl jos būtent Kanados centrinis bankas išreiškė nuogąstavimus dėl infliacijos didėjimo šalyje. Tačiau bendrai pats fundamentalus, sakykime, rodikliai iš Kanados pakankamai neblogi. Kanada pelnosi iš būtent geresnių Amerikos rodiklių, kur yra pakankamai ryškus prekybiniai santykiai tarp Kanados ir Amerikos ir tiesiog bendrai sentimentas Kanados dolerių yra kur kas geresnis negu eurui. Vien ir iš palūkanų normos sprendžiant 0,5 procentai palūkanos Kanadoje, eurozonai 0,05 ir eurai. Būtent Europos centrinis bankas ateinančių metų pačioj pradžioj greičiausiai didins stimulus jau sausio mėnesį, dėl to bet kokį pakilimą ieškoti dvigubų viršūnių ir stiprių signalų būtent pardavimo pozicijoms. Kanados doleris tęsia kilimą būtent po neigiamų tokių dar komentarų iš Kanados centrinio banko, ir beveik pasiekė 1,17 mūsų prognozuotą šių metų lygį, iki kurio prognozavo metų pradžioje. Tai 1,17 dar iki jo yra vietos kilti ir, tiesiog labai dažna situacija, kada doleris pradeda šiokį tokį pigimą gruodžio mėnesio antroji pusė, tas yra dažna situacija, bet kokį kritimą panaudočiau tam, kad pirkti, tiesiog pirkimo pozicijos artimiausios galėtų būti ties 1,1517 kažkur tai kaina, pramušų šitą lygį, ties 1,1500, tiesiog ieškoti stiprių palaikymų pirkimams, kol kas trendas yra kylantis, ir su 1:1 pelno nuostolio santykiu būtų galima paieškoti pirkimo pozicijų. Euro svaro poroje taip pat matome intervalinį judėjimą, bet kokį pakilimą, ieškočiau tam, kad užeiti į sell pozicijas, fundamentaliai eurozona, kol kas atrodo silpniau negu Anglija ir ateinančią savaitę Anglijai pakankamai svarbių pranešimų bus skelbiama greičiausiai ir vidutinis darbo užmokestis kažkiek išeis geresnis, kaip ir yra prognozuojama. Dėl to bet kokį pakilimą ieškočiau pardavimo pozicijoms. Valandinėme grafike pakilus iki 7,950 pardavimas, o prasimušus iš karto po savaitgalio atsidarius rinkai, prasimušus pro slankų vidurkį, žemiau 7,900 būtų pardavimas su 2:1 pelno nuostolio santykių. Dabartinis kilimas jokių būdų negalima vadinti kylančią tendenciją. Jeigu kaina kiltų aukščiau, sekantis pardavimas būtų ties 8,00, bet kokiu atveju ieškočiau pardavimo pozicijų ir tiesiog nepasiduočiau laikiniems kilimams, nes matome po kiekvieno kilimo agresyvus meškų spaudimą žemyn. Pakilimas, meškos spaudžia atgal kainą žemyn. Dėl to ieškoti pardavimo pozicijų yra logiškiau. Fundamentaliai sentimentas neigiamas abiems valiutams, tačiau jeigu žiūrėsime euro svarą lyginsim, tai euro zona yra kur kas
labiau neigiamas judėjimas. Na ir euro svaro poroje 4 valandų grafike daily grafike mes matome trikampio tipo korekciją, dėl to dar tai pastiprina labiau signalą. Na ir pardavėjų tikslas turėtų būti žemiau 7800, tai yra naujų žemumų sudarimo laukiame. Tai tiek svarbiausių perspektyvų ateinančią savaitę. Forex Factor LT rasite savaitinį naujienų žurnalą, kuriame aprašomas sentimentas svarbiausiams valiutų poroms. Na ir sekite kainos elgesį grafikuose, valdykite riziką ir sėkmės visiems prekyboje.